Kelionės automobiliu po Švediją metu mes aptikome sodybą, pasislėpusią giliai miškuose. Vietą, kuri tikrai atspindi šalies istoriją. Ši istorija susijusi su viena seniausių Švedijos pramonės šakų – medienos ruošimu. Radome didelę sodybą pastatytą XIX amžiuje šeimos, kuri bandė čia užsidirbti pragyvenimui. Bėgant laikui, kelios kartos gyveno ir dirbo šioje žemėje. Jų gyvenimas priklausė nuo juos supančių miškų. Metams bėgant, pramonė pradėjo keistis. Medienos ruošimas tapo labiau centralizuotas, o mažesnės įmonės, tokios kaip ši, pamažu išnyko. Šeimos išsikraustė po vieną, kol liko tik viena. Namo viduje radome dokumentų, nuotraukų ir asmeninių daiktų, kurie visi rodė, kas buvo paskutinė gyventoja. Moteris vardu Nanny, pagyvenusi ponia, kuri čia gyveno viena, ilgai po to, kai visi kiti buvo išvykę. Kai ji mirė 2001 metais, viskas buvo palikta. Beveik 200 mečiai istorijos vis dar išsibarstė po namą. Šiandien mes žengsime vidun, pažiūrėti, kas iš to liko. Mes esame savo mėgstamiausioje šalyje. Oho, žiūrėk, atvažiuoja traukinys. Tai dalis istorijos, bet mes esame savo mėgstamiausioje šalyje, kurią norime visiems parodyti – Švedijoje. Ir turime jums visiems nuostabią vietą. Tai iš tikrųjų milžiniška vieta, negaliu net įsivaizduoti jos dydžio. Bet kaip girdėjote istorijoje, čia anksčiau buvo lentpjūvė arba medienos perdirbimo fabrikas. Kaip jūs tai pavadintumėte? Aš sakyčiau lentpjūvė. Lentpjūvė – tai tas žodis, kurio ieškojau. O namai, kuriuos matome čia šone, buvo namai, kuriuose, manau, gyveno gamyklos darbininkai. Greičiausiai taip. Taip. Tikriausiai todėl, kad Švedija yra neįtikėtinai didelė. Ir jei darbuotojai turėdavo kasdien eiti į darbą, ypač tais laikais, kai automobilių dar nebuvo tiek daug, tai būtų buvusi tikra kelionė. Ypač žiemą, vaikinai. Taip, norite pamatyti vidų? Taip, bent vieną iš jų. Taip, manau, jie iš esmės tokie patys. Greičiausiai jie skirti darbuotojams. Taip. Taip. Pamatysi, kai eisi. O, tau viskas gerai? Taip. O, čia atrodo šiek tiek apšiurę. Taip. Jie, manau, nebuvo naudoti dešimtmečius. Taip, tai tiesiog labai paprastas namas su visais būtiniausiais dalykais, kurių reikėtų fabriko darbininkui. Kaip štai ten viryklė, tarsi virtuvės zona, čia poilsio zona. Siuvimo mašina. Oho, buškivarna. Buškivarna. Taip, švedų prekės ženklas, mano draugė. Graži vintažinė siuvimo mašina. Kaip matote, čia yra visi pagrindiniai dalykai, kurių kam nors reikėtų. Ir manau, to laikotarpio darbininkui jie gyveno gana gerai. Taip, čia gana erdvu. Man patinka šis namas. Tai atrodo kaip krosnis. Ir? O, čia yra alyvos siurblys daiktams sutepti. O čia gale pabaigoje turime mažą jaukų miegamąjį su viena lova kampe. Mažas rašomasis stalas. Viskas, net rašomoji mašinėlė, broli. Ir skaičiuotuvas. O, sveikas. Ką? O. Viena iš tų tipiškų švediškų arba skandinaviškų krosnių, turiu pasakyti. Man tikrai patinka. Gražu. Turiu omenyje, jei būčiau darbininkas, man būtų patikę čia gyventi. Tiesa. Tikriausiai. Atsiprašau? Atrodo jauku. Taip. Maža, bet jauku. Įsivaizduok šaltą žiemos dieną ir kaip gera būtų būti čia. Tai lygiai toks pat kaip ir kitas. Tai dar viena virtuvė. Taip. Taip, tikriausiai čia būtai ar kažkas panašaus. Taip. Taigi čia gyventų keli darbininkai. O taip, kaip matote, iš jo nedaug kas belikę. Pačios pjūklo geležtės. Ir tada kitas pastatas šalia čia greičiausiai yra lygiai toks pat. Kaiser. Nežinau, iš kurios šalies yra šis prekės ženklas. Taip, aš irgi nežinau. Ar mes kada nors esame matę Kaiser anksčiau? Nemanau. Ten užrašyta švediškai. Kaiser Fabrik, Kaiser Schlautern. Man tai skamba šiek tiek vokiškai arba švediškai. Arba tiesiog kalbame su vokišku akcentu. Taip. Galbūt man reikėtų šiek tiek pakeisti savo akcentą šiuo atveju. Taip. Darbininkų namai. Turiu omenyje, Švedija garsėja savo gerą darbuotojų apsaugos politiką ir socializmu. Taip. Labai svetinga. Labai svetinga būtent. Gerai.
Šios vietos matė geresnius laikus. Taip, tikrai. Vis dar diskutuojama, kada ši vieta iš tikrųjų buvo apleista arba kada įmonė nutraukė veiklą, bet iš to jau nedaug kas liko. Manai, kad darbininkai net atsivesdavo savo vaikus, nes čia yra? Manau, kad taip. Taip. Jeigu tai jų namas, turiu omenyje, kodėlgi ne? Taip. Taigi, tikriausiai čia kartu su pagrindinė šeima gyventų dar kelios šeimos. Verslo savininkai, kurie čia gyveno, turiu omenyje, mano švedų draugai tai vadino rezidencija arba vila. Bet man tai tiesiog įprasto dydžio namas. Bet pagal švediškus standartus jis gana didelis. Taip. Taip. Nes švedų namai yra labai maži. Juos stato nedidelius, kad žiemą būtų lengva apšildyti ir nereikėtų tiek daug energijos. Taigi dabar apžiūrėsime šį namą. Bet čia pat už mūsų miške yra milžiniška gamykla, sandėliavimo patalpos. O vaizdo įrašo pabaigoje mes ten nueisime ir viską apžiūrėsime. Tad būtinai likite su mumis. Ir dar visi, pažiūrėkite į tai. The Bros of the Decay atributika, užsukite pasižiūrėti, nuoroda yra aprašyme. Ar pasiruošęs eiti? Taip, aš pasiruošęs. Tyrinėti šią vietą? Taip, aš pasiruošęs. Pažiūrėkime. Džiaugiuosi grįžęs į Švediją ir galėdamas čia šiek tiek pasidairyti. Esu gana susijaudinęs dėl šio namo. Ir įeikime į šį pastatą. Vėliau kilsime į viršų. Dabar esame šio namo koridoriuje. Galime matyti, kad netgi šių žmonių, kurie čia gyveno, striukės vis dar likusios. Eikime vidun. Ir mes iš karto patenkame į labai tipišką ir gražų švedišką kambarį. Tai buvo valgomasis. Visiškai baltas. Labai švediškas. Tai toks tipiškas dalykas ir labai funkcionalūs praktiški baldai šiuose vietose. Na, kuo daugiau baltos spalvos, tuo daugiau šviesos nuo jos atsispindi. Taigi tuo daugiau šviesos turi. Žiemos mėnesiai, ypač šioje Švedijos dalyje, yra labai atšiaurūs. Tik kelios valandos dienos šviesos. Žmonėms reikia daug šviesos jų gyvenime. O ši, manau, yra didžiausias namo pasididžiavimas. Turbūt taip ir yra. Su gilėmis. Taip gražu. Mes jau anksčiau sužinojome iš mūsų viešnagės Linwood Hall, ką reiškia gilės. Ar tai kaip pasveikinimas? O, taip, teisingai, tai yra svetingumo simbolis. Taip. Ir jie čia paskutinį kartą užkūrė ugnį, kai čia gyveno. Kažkodėl pelenai išbarstyti po visą grindį. Bet mes taip pat nesame tikri, kada žmonės, kurie čia gyveno, išvyko. Nes žinome, kad verslas galbūt užsidarė apie 1980 ar 1990 metus. Bet žmonės, kurie išvyko vėliau, tuo esu beveik tikras. Atrodo, kad taip, taip. Valgomasis stalas, aplink jį 4 kėdės. Pažiūrėkime tas kėdės. Tai nėra IKEA kėdės, bet jos yra tipiškos švediškos kėdės. Ir man taip pat labai patinka tas suoliukas. Taip, tai tarsi kušetė. Labai šūnu. Ar jie atsidaro? O taip, ji pilna antklodžių. Bet palauk. Ką? Ar tai ne tik lova? Manai, ji išsiskleidžia? Taip, gal jai patrauksi. O taip, tai yra lova. Manau, jei ją patrauksi, ji taps paprasta lova. Ne, bet norėjau pažiūrėti, tu teisus. Oho! Tai iš tikrųjų tampa svečių lova ar kažko panašiu. Taip, labai praktiška. Daugiafunkciniai baldai. Kur mes tai jau matėme? Taip. Gerai. Taip. Oho, man tai labai patinka. Man patinka, kai atrandi smulkias baldų detalės. Tai šaunu. O tada gražus paveikslas arba gėlių nuotrauka pagyvina kambarį. Ar tai taip pat daugiafunkcis baldas? Taip, jis virsta stalu. Jis išsiskleidžia štai taip ir tada jis tampa pilnaverčiu stalu. Taip, tai paprasta, bet taip sumanu. Tai taip šaunu. Tai taip pat yra daugiafunkcis. Viskas šiame name. Pirmiausia, gal einame ten? Taip, einam. Pirmin, eik. Giliau. O, gražus koridorius. Ir čia yra sandėliukas. Tiesiog daug visokių daiktų. O, palauk. Ar matei tai? Ar tai namo nuotrauka? Taip. Žiūrėk, čia net buvo kelias per geležinkelio dėgius. O dabar yra 2 geležinkelio keliai, o tada buvo tik 1. Tik kas pasikeitė per tuos metus? Per tuos metus daug kas pasikeitė. Taip. Šiame name yra kažkoks medžio gabalas.
Kodėl čia yra tu kažkokie medžio gabalai? Na tai juk lentpjūvė, tai tiesiog taip. Tai galėtų būti tiesiog dekoracija. Taip. Ir tai yra kažkas, ką visada randame Švedijoje, arba šiaurės šalyse, manau. Labai tipiška tarsi kažkokia dizaino detalė namuose. Ir tada iš čia patenkame į virtuvės zoną, graži švediška virtuvė, vėlgi viskas labai paprasta ir funkcionalu. Kokį gėrimą čia dar turime likusi? Atrodo, kad tuoj sprogs. Taip, čia labai... turime datą. 2019. Tikriausiai dar tinka keletą metų, bet tai tik prieš 5 metus. Bet juk tai vanduo, tiesa? Taip, tai tarsi vanduo. Taip daug visko liko, daug... Oho, ar norėtum sausainio, gerbiamasis? Išdrįsk jį paimti, Deni. Aš verčiau ne. Čia yra dar vienas sandėliukas. Ar čia yra šoninis įėjimas? Ar ne galinis įėjimas? Galinis namo įėjimas. Oho, bet taip, tai yra tipiška švediška virtuvė, kokių jau esame matę daug anksčiau. Šiferserva virykliai Pagaminta Švedijoje? skleidė daug šilumos, bet keramika aplink ją, taip ir parašyta, net ir čia. Ir tada visi paltukai bei viskas dar liko čia. Ir kažkas, ką mes jau daug kartų minėjome šiuose vaizdo įrašuose, stalviršiai yra labai žemi. Tai ne dėl to, kad žmonės buvo maži, o tiesiog dėl funkcionalumo. Jie netgi turėjo paskutinius indus ir cukrų, jie kažką ruošė. Aš esu labai smalsus žmogus. Pažiūrėk į tuos lėkštes ir stiklines. Šis namas liko toks, kokį jį paliko paskutiniai čia gyvenę žmonės. Norėčiau, kad galėtume sužinoti apie juos daugiau. Nėra daug. Atrodo, kad jie išsinešė visus savo asmeninius daiktus. Kai jie paliko šią vietą, Kas yra gerai, bet jie tiesiog paliko įmonės daiktus. Padavimo angą. ir tada šis langas man jis taip pat labai patinka. Viskas atidaryta, tai šaunu. Kodėl taip yra? Neturiu jokio supratimo. Iš čia yra labai šaunios svarstyklės. Uždaryk tai vėl. O tada už šios patalpos, už šio kambario yra dar viena valdomojo erdvė, bet taip pat labiau kaip vakaro poilsio vieta. Ir man labai patinka šio kambario spalvos. Spalvos čia taip pat yra šiek tiek šiltesnės. Net labai. Taigi, Pažiūrėk į visas dekoracijas ant sienos. ir tada čia yra štai tai. Taip, atsiprašau, aš tiesiog pereisiu prie pagrindinio įdomaus dalyko šiame kambaryje. Taip, visos lentpjūvės dalys. Mes manome, kad tai yra skirtas medienai drožti, Kalimui ir drožybai, bet mes nesame 100% tikri. tai skirta matuoti. Net neįsivaizduoju, kam tai naudojama. Pažiūrėkite, milžinišką pjūklo geležtę. Norint suprasti šią vietą, reikia grįžti į XIX amžiaus pradžią, kai Švedija vis dar buvo daugiausia kaimiška, o miškai buvo didžiausias jos turtas. Miškų kirtimas buvo viena svarbiausių šalies pramonės šakų. Ilgų žiemų metu medžiai buvo kertami giliai miškuose, o atėjus pavasariui upės tapdavo pagrindiniais keliais. Didžiuliai kiekiai medienos buvo plukdomi pasroviui. Pavojingų rąstų plukdymo metu, kartais besitęsiančių kelis kilometrus, vyrai dirbo ant judančių rąstų, valdydami juos per siaurus ruožus, kasdien rizikuodami savo gyvybėmis. Mažos, šeimai priklausančios lentpjūvės, tokios kaip šičia, buvo paplitusios visoje kaimiškoje Švedijoje. Jie vietoje apdorodavo medieną prieš ją išsiunčiant po visą Europą, taip skatindami spartų miestų ir pramonės augimą. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje viskas pradėjo keistis. Didelės pramoninės lentpjūvės perėmė rinką. Geležinkeliai pakeitė upių transportą, o tokios mažos įmonės kaip ši pamažu tapo atgyvenusios. Ši nuosavybė buvo šios permainos dalis. Tai, kas kadaise buvo Švedijos medienos pramonės centras, pamažu nutilo. Kai čia gyveno Neni, pramonė, kuri sukūrė šią vietą, jau buvo išnykusi. Ir net slidinėjimo lazda ant sienos. O, dar to nepastebėjau. Bet tai šaunu.
Ir vėl stalas 4 žmonėms. Todėl galime drąsiai manyti, kad čia gyveno maždaug 4 žmonės. Taip, tai logiška. Greičiausiai abu tėvai ir 2 vaikai. Taip, tipiška šeima. O, pažiūrėk, dar daugiau slidinėjimo dalykų. Su inicialiais ten VL. Čia ant sienos kabantis laikrodis ir net kažkoks vadovas ten apačioje. O ten pravažiuoja traukinys. In so many. Ar tai žibintas? Taip, panašu, kad taip. Wow. Au. Ne, elektra nebeveikia. Žinoma, kad ne. Jie pavertė tai lempą. Taip, ir ji turi kažkokį karvės ar gyvūno odos apvalkalą, Gal net žarnyną. kuris yra permatomas. Ką dar turime? Akmenys. Žiūrėjau į šiuos 2 didžiulius. Jie neįtikėtini, tiesa. Ten rašau žodį. Padažas. Padažas, taip. Ir tada čia viršuje taip pat kaltas. Tai yra žmogaus, kurį nutrenkė elektra, gydymas, sako. Čia galite šiek tiek paskaityti švediškai, tikriausiai labai naudinga, kai dirbi didelėje lentpjūvėje, kur daug visokių pramoninių ir elektrinių įrenginių. Viskas gali labai greitai tapti labai pavojinga. Ir žinoma, kiekvienam kambariui reikia savo židinio. O šitie? Aš žinau, kas tai yra. Ar gali pažiūrėti juos ir pasakyti, kas? Tai skirta įkišti kojas, Įkišti kojas? Taip. bet prašau mane apšviesk. Šios apjuosia medžio kamienus ir tada gali lipti į medį. Taip, būtent taip. Aš išimsiu vieną. Būk atsargus. Matai? Tu apjuostum šiuo medžio kamieną, tada prisisektum ir pakiltum aukštyn. Tada eitum dar aukščiau ir tikriausiai nupjautum medį nuo viršaus. Oho, tai tikrai šaunu. Ne, palauk. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Taip. Būtent. Gerai, supratau. Oho, tiek daug neįtikėtinų dalykų. Ir tai greičiausiai yra žvejybos tinklai. Taip, tikrai. Kitas. Butelis gėrimo. Geriu prie sienos. Ir čia dar turime spintelę. Vis dar pilna visokių daiktų. Puodeliai, lėkštės ir viskas, ko tik prireiktų gyvenančiuose namuose. Aš taip pat. Tiek daug dalykų susijusių su jų praeitimi ir dar laukia neįtikėtinų dalykų. Tas kambarys ten, taip, jis ypatingas, nes tas kambarys, ponia, prašom, pirmin, Ačiū. paaiškina jų verslą, paaiškina viską. Pažiūrėkite tai. Manau, tai yra visų jų dokumentų kolekcija per daugelį metų. Pažiūrėkime kelis. Nerodysiu to kamerai, nes nenoriu atskleisti šios vietos. Tiesiog žurnalai. Čia tiesiog tūkstančiai ir tūkstančiai žurnalų. Paliktų čia 1996. 1996. Tai tiesiog žurnalų kolekcija. Ką tu ten turi? Ne, tik nuotraukos, bet eikime. O taip, mačiau, kaip žiūrėjai nuotraukas, galvojau. Aš tiesiog noriu pamatyti datas ten, 2000. Taip, gamykla tikriausiai buvo apleista apie 90-uosius, o namą jie paliko kažkur 2000-aisiais. Tai yra 1982. Kodėl visą tai laikyti? Tiesiog, kaip sakėme, nėra daug arba... O ne, čia yra žmonių nuotraukos. Tikrai. Taip. O, šuo, pažiūrėk. Mielas. Yra šuns nuotrauka. 1997. 1997. Tai yra geležinkelio bėgiai. Žiūrėk, tai turbūt žmonių nuotrauka. Jie atrodo labai švediškai. O čia yra namo išorė. O čia balkonas. Oho, čia iš tikrųjų liko daug nuotraukų. Ar čia svetainė? Taip, čia jie. Tai yra tapetai svetainėje. Nežinau, kur yra šis sietinas? Jau nebe čia. Turiu omenyje, dar liko daug nuotraukų. Štai čia vyras stovi prie geležinkelio bėgių.
Taip. Geležinkelio bėgiai jiems tikriausiai buvo labai svarbus. Nuotraukų albumai. Dauguma jų apie medieną, kaip matote. Taip, logiška. Bet taip, aš maniau, kad šie namai yra, bejausmiai arba be žmonių. Tačiau mes jau radome keletą paskutinių čia likusių prisiminimų. Ir jie taip pat buvo labai įdomus ir mes jau juos apžiūrėjome. Ir visi jie vaizduoja Palestiną. O čia matome jų darbo stalą, tikriausiai vietą, kurioje jie vykdė visus savo reikalus. Ir visi šie žurnalai Kodėl jie turėjo tiek daug žurnalų šioje vietoje? iš nuobodulio? Nežinau. Tikriausiai tiesiog per daugelį metų susikaupusi kolekcija, keli kalendoriai ir visko po truputį. Bet vis tiek labai šaunu. Ir tame kampe. Ką? Tai kažkokia siuvimo mašina, bet aš nežinau, neturiu jokio supratimo. Tai kitokio tipo siuvimo mašina. Atrodo analoginė. Manau, tai labiau pramoninė siuvimo mašina. O Dieve. Tai labai tvirta, sunkiems darbams skirta mašina. Tai tikrai sena. Pažiūrėk į tai. O, tas herbas ten nuostabus. Tai yra patent. Elastic? Elastic. Elastingas raštas, manau, tai parašyta. Oho, sunku sukti. Labai sunku sukti. Ir čia turime tarsi mažą sėdėjimo zoną su dar keliais atsitiktiniais daiktais ir žinoma, kasgi būtų Švedija be supamosios kėdės. Oi, užlipau ant jo. Būk atsargus, ji netrodo labai tvirta. Tai iš labai senų laikų. Tiesa. Čia labiau panašu į poilsio kėdę, nei į supamąją kėdę. Bet man ji labai patinka. Kaip ir to požiūriu, Švedija labai panaši į Jungtines valstijas. Jie visada turi supamasias kėdes. Pro čia. Ir tada iš ten patenkame į, galima sakyti, geriausią namo kambarį. Tai greičiausiai buvo kambarys, kuriame jie praleisdavo daugiausiai laiko. Bet šie žmonės buvo labai muzikalūs. Šiame kambaryje jie turėjo tiek daug muzikos instrumentų. Ar turėčiau parodyti, kaip iš tikrųjų grojama pianinu? Oho, nuostabu. Bet man vis tiek atrodo labai šaunu, kad visa tai čia liko. Stokholmas. Hoho. Mes dar niekada nematėme Hofmano iš Stokholmo. Ne, nemanau. Esu gana tikras, kad ir aš nemačiau. Vis dar tokios puikios būklės. Ar galėtų daryti dar labiau? Taip, ar galėtų daryti visiškai? Žmonėms, kurie niekada anksčiau nėra matę pianino vidaus, Štai taip ir atrodo. tai tarsi maži plaktukai mušantis į stygas. Būtent. Čia matote tapetus, kuriuos ką tik matėme toje nuotraukoje, kurioje stovėjo moteris. Tas kontūras. Ir čia yra dar daugiau instrumentų dalių. Neturiu jokio supratimo. Tai taip pat atrodo kaip pianino vidus. Ir tai tikriausiai yra gitaros dėžė, kurią turime čia. O gal tu apie tai žinai daugiau? Taip, turiu omenyje greičiausiai gitaros dėžė. Visur paveikslai. O, man šitas labai patinka. Atrodo labai švediškas. Taip. Bet paveikslai ten gale. Moteris verkia. A. Pažiūrėk į tai. Čia buvo jų poilsio zona. Ar jau pastebėjai? Taip. Jo. Turiu omenyje, jis sulūžęs, bet vis tiek. Tai toks retas instrumentas, kurį galima rasti apleistą. Labai brangus instrumentas, tai taip. Graži poilsio zona su 2 kėdėmis čia. Atrodo nepaprastai jauku. Ir tada suoliukas prie radiatoriaus. Nuostabu. Tai yra vieni mano mėgstamiausių daiktų. Nemanau, kad šis yra tikras. Gali būti. Nikelis. Taip. Tai 1880 kažkiek. 1888. Hoho. Tai atrodo labai netikra. Bet aš nežinau. Čia mes jau kalbėjome ir diskutavome apie tai taip pat. Ar kada nors esi matęs tokią gitarą anksčiau? Ar galiu ją išimti? Taip, išimk ją, prašau. Bet man atrodo, kad esu matęs, ar tai kažkas panašaus į sitarą, nežinau. Net neįsivaizduoju, kaip to groti. Manau, laikai taip.
Taip. Ir tada galbūt padedi jį kažkur. Taip, šaunus instrumentas. Labai unikalus. Šiek tiek panašus į gitarą dėl ladų, bet tada turi. Mes nežinome, kaip paaiškinti šitą. Galbūt stygos be skirsnių skirtos akordams arba bosui. Jei kuris nors švedas ar skandinavas apie tai, ką nors žino, būtinai parašykite komentaruose. Nes taip, tai yra dalykai, su kuriais susiduri, bet net negali paaiškinti. Jie tokie šaunus. Tai paveikslas iš 1928 metų. Auksinis rėmas aplink jį. Ir kai sakėme, kad šiame name palikta tiesiog viskas, mes turėjome omenyje tiesiog viską. Atrodo, kad rankomis drožinėtas. O dieve mano. O taip, tai yra dramblio kaulas ar kažkas panašaus. Toks trapus. Nežinau, tu moki su tuo elgtis. Taip pat lėkštės ten apačioje ir arbatos servizas. Tikrai šaunu. Tai buvo daiktai, kuriais šie žmonės labiausiai didžiavosi. Jie tai ištraukdavo tik labai ypatingomis progomis. Stalas, aplink jį 3 kėdės. Visada prie lango. Taip. Saulės šviesa. Taip, ta mažytė šviesa, kurią jie turi. Taip, bet ar matei, kad jie neturi tiesiog jokio didelio šviestuvo? Ne. Tai šiek tiek keista, tiesa. Ten ant sienos matome keletą sieninių šviestuvų. O tai. Ir taip. Paskutinis dalykas, kurį noriu parodyti šiame kambaryje, yra mažas pufas. Man jis tikrai patinka. Gerai. Šaunus namai. Labai. Viršuje. Šaunu. Taip. Einam. Ar jau matei šitą liuką čia apačioj? Taip. Manau, čia po apačia yra labai mažas rūsys. O, wow. Wow. Atsargiai. Raudoni nuodai. 2002. Ar man tiesiog įdėti kamerą? Taip. Man nereikia čia eiti. Per daug. Žemėje yra akmuo. Bet jis per mažas, kad net įeitum. Ai, čia tik priežiūrai. Ar tau viskas gerai? Taip, man viskas gerai. Tiesiog uždarysiu tai. O, ši grindų mediena iš tikrųjų labai sunki. Na, ji ir turi būti tokia. Taip, šie namai pastatyti neįtikėtinai tvirtai. Būtų juokinga, jei atrodytų kitaip. Gerai, eikime aukštyn, parodykime miegamuosius. Štai netgi balkonas. Ar galime ten nueiti? Ne. Tai tas balkonas, kurį netgi rodėme ankstesnėje nuotraukoje. Taip, galite matyti, o už jūsų yra vonios kambarys. Taip, labai mažas. Galite užeiti ir tiesiog parodyti. Tualetas. Nedaug. Nedaug. Čia anksčiau buvo dušas, bet ir viskas. Man patinka ši vieta čia viršuje. Manau, jie taip pat čia praleisdavo šiek tiek laiko. Ypač sportuodami. Kažkas nuvažiavo šiuo dviračiu 185 km. Šaunu. Pažiūrėkime, tokius dažnai matome apleistose vietose. Taip, tiesa. Ir ypač šiaurėje, nes jei esi įstrigęs namuose, turi turėti kuo užsiimti. Tau reikia kažko, ką galėtum veikti su šeima, taip. Ne su šeima, vienam. Nori pirmiausia eiti į tą kambarį? Taip. Įme. Taip, čia yra pagrindinis miegamasis, manau. 2 lovas šalia viena kitos. Tai dažnai matome Švedijoje. Iš tikrųjų, kur lova įmontuota į sieną, kaip Prancūzijoje, su užuolaidomis viršuje, bet švedišku stiliumi. Tai labai paprasti baldai. Netgi. Tas. Some clothes. Megztinis vis dar čia kabo. Gražus megztinis. Lova vis dar paklota. Pagalvė vis dar ten viršuje. Neįtikėtina. Eik į kitą traukinį. Tai jau 5 ar kažkas panašaus. Visi jų drabužiai čia spintoje. Radiola. Koks prekės ženklas? Mygtukai atrodo kaip kristalai. Sieniniai šviestuvai yra maži. O, žinoma, visa patalynė. Gerai. Pažiūrėkime, kokių dar kambarių turime čia viršuje. Ar tai lempa? Manau, kad tai. Manau, kad taip. Šis kambarys yra vienas mano mėgstamiausių. Jis toks gražus. Viršuje. Toks jaukus kambarys.
Turiu omenyje, šiame kambaryje jaustumėsi kaip princesė. Tai tikrai priklausė vienam iš vaikų, kurie gyveno šiame name. Wow. Pažiūrėk, kaip ta lova suprojektuota, su šiomis pagalvėlėmis abiejose galuose. Dėl to jie atrodo daug patogesnė. Lova vis dar paklota. Man taip pat labai patinka pats lovos rėmas. O taip. Tiesą sakant, man jis atrodo labai itališkas. Tu turi omeny su metalu, taip. Darbas su metalu. Taip, jie paprastai naudoja medį, bet taip. Labai nebūdinga Švedijai. Diegesvister, tai vokiškai. Taip. Tai reiškia seserys. Spintelių gamyba. Vaikų pliušiniai žaislai vis dar ten guli. O taip, daug. Tai labai miela. Ir net čia, kambario kampe, turime kūdikio lovelę, tokiu pačiu stiliumi kaip ir lova. Ir tai taip pat yra viena iš tų ištraukiamų lovų, kaip matote. Ji išsiplečia bėdant metams, kai vaikai auga. Taigi jums nereikia pirkti naujų baldų. Dalasas? Ką? Mes matome tiek daug siuvimo mašinų, kurių dar niekada nebuvome matę. Tai ta mašina ten. Ką? Oho, wow. Taip pat labai gražu. Gerai. Turiu omeny viena iš kaukių. Kermetas. Man labai patinka šis kambarys. Tikrai labai patinka šis kambarys. Eikite su manimi, gerbiamasis. Au. Taip, grindys kyla. Turiu tai perdėti. Atrodo dar vienas. Vaikų kambarys čia, arba tikrieji vaikų kambariai. Taip. O, taip, visiškai. Nu čia taip jauku. ABC, abecėlė ten viršuje. Matai papildomas raidas švedų kalboje? Bet jie turi daugiau raidžių nei čia parodyta, tiesa? Taip, jie turi. Ji labai mylėjo kates. Ir man taip pat patinka šie geltoni akcentai. Tiesiog visur geltona ir visur katės. Man tai labai patinka. Siuvinėti katinai. Vaikų kambarys. Diplomas. O šitas yra iš 1971 metų. Oho. Ir čia yra, Tina, aš klystu. Tina. Ir čia ji. Manau, jos pagrindinės mokyklos diplomas iš 1982 metų. Taigi, čia buvo Tinos kambarys, visi. Ir net jos persirengimo drabužiai bei klauno kaukė vis dar kabo čia. Čia jie vėl parašė, bet aš parašiau šiek tiek kitaip. Tinja. Čia parašyta Tanja. Taip, bet švediškai sakytum Tunja. Ne, tikrai ne. Tanja. Ten buvo parašyta Tina. O čia parašyta Tinja. Taip, tai keista. Taigi, tai šiek tiek keista, parašyta kitaip. Koks spalvingas paveikslas. Tuo metu ji buvo labai jauna. Taip. Gerai. Ei prie tikrai šaunaus švediško artefakto. Ateik čia. Pažiūrėk į šį kambarį. Pažiūrėk į šio kambario kampą. Oho, wow. Nuostabūs vargonai. Atrodo, kad visi šiame name grojo kokiu nors instrumentu. Taip. Žiemą reikia kažkaip save pramoginti. Taip. Ką veiktum, kai tiek mažai šviesos dieną? Man atrodo, visi švedai eina slidinėti, o paskui sėdi viduje. Jie slidinėdavo į darbą. Jei kas nors gyvena Švedijoje ir žiūri šį vaizdo įrašą, tiesiog praneškite mums. Kaip jūs praleistumėte visas tas dienas, tikriausiai ištisus mėnesius, tamsoje? Pažiūrėkite tai. Meškos. Kodėl Švedijoje yra meškų? Geras klausimas, nežinau. O, nu čia viena yra. Taip, teisingai. Neįtikėtina matyti visus šiuos prisiminimus čia. Paveikslai, kuriuos jie sukūrė. Žaislai, su kuriais jie žaidė. Tai labai žaismingas kambarys. Dabar viskas palikta. O, pažiūrėk į šią atvirutę. Pažiūrėk, kaip gerai pagaminta. Vis dar pagaminta iš medžio ir metalo. Šiais laikais toks daiktas būtų visiškai pagamintas iš plastiko.
Tiesa. Mes gyvename plastikinėme, fantastiškame pasaulyje. Noriu, kad vėl būtų kaip anksčiau. Pažiūrėk, kokie gražūs žaislai, su kuriais vaikai anksčiau žaisdavo. Taip, tai plastikas. Tu rodo į plastikinius daiktus. Čia parašyta 1976. Labai tikslų Švedijos atvaizdai. Čia grina Švedija. Blandinė mergina su raudonu namu su gėlėmis fone. Rudenį tai atrodo taip gražiai. Ko dar gali norėti, kai galvoji apie Švediją? Gerai. Ir tada turėtumėm nueiti iki pat galo. Drabužių presas. O, tai tikriausiai vis dar veikia. Noriu jį pasukti. Manau, čia yra siuvimo kambarys. Taip, tikrai. Taip. O, čia yra maža prakartėlė ar kažkas panašaus? O, taip, tai miela. Ji sulūžusi. Bet. Taigi jie čia turi keletą siūlų ant medinių lazdelių. Siuvimo mašina vis dar čia. Maskevana. Vėl švediškai. Aš vos galiu tai perskaityti, bet jo. Manau, kad tai taip pat anksčiau buvo miegamasis. Galbūt. Gal čia buvo lova, bet jie tikriausiai šį kambarį perdarė. Gerai. Gražus namas, ar ne? Man jis labai patinka. O, geras sugrįžti į Švediją. Filmuoju tikras žmonių istorijas. Gerai, dabar laikas parodyti jums jų verslą. Eime ten. Man labai patinka rudenį būti lauke. Taip gera. Aš tiesiog dievinu Švediją rudenį. Tai tiesiog tobula. Taigi, manau, kad labai šaunu, kad šie žmonės dirbo tiesiog prie savo namų. Na, jie tiesiog. Taip ir ne. Jiems tai reikėjo išeiti pro savo namų duris ir greitai nueiti iki darbo čia. Bet mes turėjome tai pamatyti. Taip, dar vienas traukinys, žmonės. Kiek jų yra? Gerai, eikime čia ir tada visi judėsime toliau. Saulė labai ryški. Ateina tas metų laikas, kai saulė nuolat būna žemai ir spigina tiesiai į veidą. Bet jau galima matyti lentpjūvės kontūrus. Ir nežinau, kodėl čia yra milžiniškas kaminas. Taigi mes esame sklypo gale, kaip matėte ir iš drono kadrų, ir iš tikrųjų šiame sklype yra keli pastatai. Šie žmonės turėjo milžinišką žemės plotą. Kaip mums čia pereiti? Štai durys. Saulė tokia ryški, vos galiu tai filmuoti, atrodo. Pažiūrėk į šio kamino dydį. Taip. O. Tai milžiniška gamykla. Žiūrėk. Tai yra dalis traukinio vagonų. O taip. Tai yra vienas iš traukinio vagonų. Gerai, eikime čia. Šioje vietoje darbininkų nebuvo matyti dešimtmečius. Įžengus čia, viskas atrodo taip sena. Būk atsargus, nes man atrodo, kad grindys šiek tiek įgriuvusios. Eikime po vieną. Atrodo, kad čia nelabai stabilu. Tai kambarys, prie kurio pritvirtintas kaminas. Kaminas yra tiesiog lauke. Bet kam jis naudojamas? Neturiu jokio supratimo. Atrodo kaip diržai, kurie pažudintų pjūklus ir viską. Matau, čia turime kažkokį šlifavimo ratą. Šios mašinos yra senovinės. Ir tada tas milžiniškas variklis ten. Arba esu beveik tikras, kad tai variklis. Taip, tai būtų varoma diržu, o tai būtų varoma per čia. Aš žinau, kam skirtas tas kaminas. Jis skirtas garo varikliai. Tada garo variklis suktų šitą ir visus mechanizmus. Ir tikriausiai garo variklis yra tame kambaryje šalia. Arba apskritai koks nors kitas variklis. Nesakau, kad čia buvo naudojama tik garo jėga, bet taip. Nežinau, kas čia yra. Visiškai neaišku. Ir čia visur bus įrankių. Taip, gerai. Eikime toliau ir pažiūrėkime. Aha, wow. Tu gali likti ten. Aš tik noriu parodyti šiuos skaičiavimus, kuriuos jie čia užrašė.
Negali būti. Taip, jų yra daug. Tai tikriausiai yra šeimos verslas, kuris gyvuoja jau kelias kartas ir buvo perduodamas iš tėvo sūnui, o čia dirbo visa šeima. Man atrodo, tu stovi ant lentos, kuri tuoj įlūš. O, bet aš norėjau parodyti roges, pažiūrėkit tai. Oho. Tai milžiniška. Milžiniškos rogės, gerai. Ir tada iš čia patenkate į pagrindinę dalį, tai yra lentpjūvė. Tikriausiai ten lentos bus pjaunamos. Daug jo neliko. Vis dar visur mėtosi pjūvenos. Kas tai? Ar tai nėra galbūt žmogaus valdoma? Galbūt vienas viršuje, o kitas apačioje ir jie. Taip, viskas taip ir yra. Galbūt viršuje gali tai pamatyti. Būk atsargus, ar ten viršuje yra ką pamatyti? Nelabai. Ten visiškai tuščia. Ne, tai tiesiog daugiau darbo erdvės. Tai pavojingas manevras. Velnias, aš pavargau. Taip. Reikėtų nueiti į sporto salę arba... Čia tavo sporto salė. Taip. Taip, šaunu čia vaikščioti. Žmonės čia dirbdavo kiekvieną dieną. Pažiūrėk čia, čia yra langas. Jis veda į kitą kambą, į pilną mašinų. O, šitas yra šaunius. Čia jie droždavo ir gamindavo įvairiausius medinius dirbinius. Pažiūrėkime, ką dar galime rasti šiame ūkyje. Tokio tipo. Taip, galbūt galėsime pamatyti. Tai tikrai šiek tiek primena ūkį. Ant grindų tiek daug visko. Gerai, pažiūrėkime. Ateik čia. Šis pastatas visiškai sugriuvo. Bet tai yra garo variklis, kuris varė visus pastato viduje esančius įrenginius. Net nemanau, kad galime tai tinkamai parodyti. Tada mes čia užkursime variklį. Pažiūrėkite tai. Ir tada vamzdžiai driektųsi visur. Tikriausiai jie ruošiasi tiekti garo energiją visai operacijai. Bet taip, viskas subirėjo. Viskas griūva visais atžvilgiais. Taip. Gerai. O, šitas visiškai birėja. Taip. Tiltreit verboden, tai reiškia, kad įeiti draudžiama. Bet tas ženklas pastatytas ne neseniai, jis pastatytas prieš 10 mečius. Tikriausiai dėl griūties pavojaus. Taip, viduje atrodo labai pavojinga. Sandėliavimo patalpa ar kažkas panašaus? Taip, panašu, kad taip. Atkurk visas jų sukurtas dalis. Taip. Ir tikriausiai tai tęsiasi vis toliau ir toliau žemyn čia. Tai yra traukinio vagono likučiai. Manai, kad traukinys iš tikrųjų atvažiuodavo čia, nes bėgiai yra kažkur ten? Nežinau, būtų logiška, jei čia būtų bėgiai. Tada jis čia pasuktų ir tikriausiai būtum pakrautas. Taip, kažkas panašaus. Matote, čia yra sandėliavimo patalpa, kurioje jie laikydavo visas lentas ir viską, ką pagamindavo. Ir čia vis dar liko šiek tiek jų medžiagų. Tai yra tai, ką jie pagamino lentpjūvėje. Tūkstančiai ir tūkstančiai medžio gabalų. Ir kokia įdomi buvo ši ekspedicija. Beprotiška. Taip. Tarsi čia būtų likęs visas šeimos verslas, jo istorija ir visos emocijos bei prisiminimai. Švedija, tu nuostabi. Labai ačiū, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Jei jums patiko, paspauskite vaizdo įrašo patinka mygtuką, prenumeruokite kanalą, parašykite gražų komentarą ir taip pat apsilankykite Bros of Decay svetainėje, kur rasite nuostabių prekių. Susitiksime su jumis kitą savaitę su dar vienu nuostabiu vaizdo įrašu iš kažkur pasaulyje. Iki.